Savaitinė valiutų rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Praėjusią savaitę valiutų rinkoje išsiskyrė tuo, kad mes pamatėme ypatingai didelį dolerio Japonijos jenos smukimą, taip pat pakankamai ženklus Nikėjaus indekso smukimas, 7 procentai per savaitę, tai yra tikrai daug. Na ir žinoma, amerikietiškų akcijų indekso S&P 500 nemažą smukimą. Pelno rodiklių skelbimo sezonas dar tik prasideda, kol kas pelno rodikliai yra pakankamai nuvilintis, dėl to S&P 500 indeksas smunka. Na ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl neleidžia doleriui brangti. Iš tikrųjų, pastarosiomis savaitėmis vis daugiau investuotojai kalba apie dolerio brangimo galimybės. Na ir tai yra normalu to laukti, kadangi yra mažinami obligacijų supirkimo programos mastai. Tačiau Centrinis bankas praėjusią savaitę nemažai oficialių narių iš Centrinio banko prabilo apie tai, kad neketina didinti palūkanų normos artimiausių metų ir laikys žemas palūkanų normas dar labai ilgą laikotarpį, net ir po obligacijų supirkimo programos mažinimo. Primenu, kad prieš 2 savaitės Janet Yellen, Centrinio banko vadovė, Federalinio rezervo Centrinio banko vadovė, jinai užsiminė apie tai, kad greičiausiai po to, kai bus sumažinti monetariniai stimulai, per artimiausius 6 mėnesius būtų galima laukti apie 2015 metų vidurį jau ir palūkanų normos didinimo. Tačiau praėjusią savaitę pasirodęs POMC konferencijos protokolas rodo visai ką kitą. Iš tikrųjų, dauguma narių visiškai nemasto apie ateinančių kažkokiu tai metu galimą palūkanų normos didinimą ir pasisako už tai, kad palūkanų normos išliks žemas dar pakankamai ilgą laikotarpį. Iš tikrųjų, yra 3 priežastys, kurios, sakykime, trukdo dolerio brangimui. Tai pirmiausia, tai yra JAV obligacijų pajamingumas. JAV obligacijų pajamingumas stipriai smunka ir iš tikrųjų jisai buvo pasiekęs prieš pat POMC sprendimus mažinti obligacijų supirkimus netoli 3 procentų. Na ir sakėme, kad jeigu šita tendencija toliau bus kylanti, tiesiog matysime nemažą ir ženklų dolerio brangimą. Tačiau ta tendencija nesitęsia, obligacijų pajamingumas žymiai smunka, paklausa yra pakankamai didelė, investuotojai ieško pastaruoju metu saugesnių investicijų, kada yra amerikietiškų akcijų, sakykime, įmonių pelno rodikliai nėra įtikinantis. Antra yra, kaip ir minėjau, neįtikinantis JAV ekonominiai bendrai rodikliai, tai nėra tokie geri, kurie, sakykime, sukeltų labai stiprią euforiją rinkui, tiesiog tokie, kurie panašus pateisinantis lūkesčius ir tiek. Na ir trečia yra priežastis nuvilintis pelno rodikliai, dėl ko ir smunka amerikietiškos akcijos. Tai yra šitos priežastys, kurios, tiesiog trukdo dolerio raliui, didesniam dolerio raliui. Ateinančią savaitę pakankamai svarbi naujiena Amerikai, tai yra mažmeniai pardavimai. Na ir jie turėtų kilti bent jau 1,5 procentų ar netgi daugiau, kad mes pamatytume investuotojų norą investuoti į dolerius iš obligacijų, bėgti iš obligacijų į dolerius. Bet tai yra tiesiog greičiausia šita naujiena nelems dolerio stipresnio brangimo. Iš tikrųjų, vienintelis šansas sulaikyti šitą dolerio pigimą pastaruoju metu vykstantį, tai yra FOMC narių pasisakymai. Na ir ateinančią savaitę vėlgi nemažai narių turės konferencijas. Aišku, mums yra labiausiai svarbi tai antradienio, trečiadienio Janet Yellen vadovės kalba. Tačiau iš tikrųjų Federalinio rezervų banko tikslas yra padaryti taip, kad obligacijų pajamingumas nedidėtų net ir mažinant monetarinius stimulus. Taigi iš tikrųjų Federalinis rezervų bankas pastaruoju tai, ką mato metu, yra tikrai patenkintas, kadangi mažinant monetarinius stimulus doleris pinga. Buvo tikėtasi atvirštinės reakcijos, kada mažinami stimulai, dolerio brangimas. Tai iš tikrųjų pakankamai palanki situacija dabar Federaliniam rezervų bankui, todėl kažkokių tai papildomos retorikos ar tai įtampos įnešti rinkas nemanau, kad bus norima. Iš tikrųjų, dėl dolerio Japonijos jenos mes matėme žymų dolerio Japonijos jenos pigimą ir vienas iš tų priežasčių, kaip ir minėjome, Japonijos centrinis bankas praleido šansą padidinti papildomai dar monetarinius stimulus. Po to, kai padidintas vartojimo mokestis, Centrinio banko atstovai sako, kad pastaruoju metu rodikliai yra pakankamai stabilus, ekonominis augimas greičiausiai tęsis net ir padidinus vartojimo mokestį, dėl to, kad darbo rinka atsigavo. Na ir iš tikrųjų tik laikas parodys, ant kiek tai yra teisybė, kadangi ateinantis šansas, artimiausias šansas Centriniui bankui kažkokius tai priimti sprendimus apie monetarinio stimulo padidinimus bus tik tais gegužės pabaigoje. Dėl to iki to laikotarpio mes galime matyti pakankamai ženklų Japonijos jenos brangimą.
žlugimą. Na ir turint omenyje tai, kad Nikkeijaus indeksas, japoniškų akcijų indeksas stipriai smuko praėjusią savaitę netgi 7%, kartuojasi panašus scenarijus kaip 1997 metais, kada buvo padidintas vartojimo mokestis. Europos centrinio banko atstovai vis dažniau kalba apie monetarinius stimulus, apie papildomo stimulo galimybės, tai yra quantitative easing, panašus modelis obligacijų supirkimo programos, kurį naudojo nuo krizės Amerikos centrinis bankas, tačiau iš tikrųjų pabrėžta, kad tą parengti šitą planą užtruks pakankamai ilgą laikotarpį ir tai nėra pirmas ginklas centrinių bankų. Centrinis bankas dabar, sakykime, turi rezervuose dar ir palūkanų normos sumažinimo galimybę, todėl jeigu tik tai prireiks, pirmas greičiausias ginklas bus palūkanų normos mažinimas. Tai iš tikrųjų alternatyvų yra, kaip pasiekti didesnį ekonominį augimą ir aišku, infliacija išlieka dar žemiau Europos eurozonui, tai yra viena iš tokių galvos skausmų. Ateinančią savaitę matysime vienos svarbiausių eurų naujienų, tai yra Vokietijos ZEW instituto verslos apklausos, turim vartotojų kainų indeksą, tai va štai yra ir infliacinis rodiklis, einamosios sąskaitos ir prekybos rodikliai. Tai čia vieni iš svarbiausių eurų USD judinantis faktoriai su svaru. Svaras pasiekė vėlgi viršūnę ties 1,6822 lygių, tai yra prieš tai buvusios labai stiprios viršūnės. Na ir čia iš tikrųjų jau daugelis investuotojų pradeda mąstyti apie tai, kad čia šitas lygis galbūt yra jau dviguba viršūnė. Pastaruoju metu Anglijos rodikliai nebėra tokie nuolygus ir nėra taip nuosekliai gerėjantis, kaip buvo prieš tai. Ir vat ateinanti savaitė yra labai svarbi, nes mes turėsime skelbiamus tiek gamintojų kainų, tiek vartotojų kainų indekso rodiklius. Tai yra infliaciniai rodikliai, kurie tiesiog ir būtent įtakos lūkesčius dėl centrinio banko veiksmų, dėl galimo palūkanų normos didinimo ir panašiai. Na, kol kas infliacija auga tikrai nežymiai Anglijoje ir centrinis bankas yra pasakęs, kol infliacija neperlips 2 procentų ribos, tol palūkanų normos didinimo nereikėtų laukti. Su Naujosios Zelandijos doleriu viena iš tų žaliavinių valiutų, kuri ir toliau nesikoregavusi smarkiai brango, iš tikrųjų, kaip ir kalbėjome metų pradžioje, nekilnojamo turto burbulas gresia šaliai. Ir iš tikrųjų matėme namų kainos kilimas 3,4 procento vien per kovo mėnesį, tai yra 2,1 procento daugiau nei vasario mėnesį. Žinoma, maisto kainos augo nežymiai ir tai tiesiog palaiko šiokį tokį kainų stabilumo balansas. Iš tikrųjų, labai svarbu dabar Naujai Zelandijai ir Australijos doleriui, Kanados doleriui, visoms žaliavinėms valiutoms ateinantį savaitę, galima sakyti, būtent ir bus žaliavinių valiutų savaitė, kadangi bus skelbiami ypatingai svarbus Kinijos mažmeniniai pardavimai, pramoninė produkcija, pirmo ketvirčio BVP rodikliai. Ir čia jau mes matysime, kokios tendencijos galime toliau laukti su žaliavinėmis valiutomis. Tačiau Naujosios Zelandijos doleris artimiausių metų bet kokį didesnį kritimą, na, tikrai reikėtų pagalvoti apie papildomo pirkimo galimybės. Iš techninės analizės pusės pirmiausia geriausia būtų pasižiūrėti į dolerio indekso grafiką. Dolerio indeksas, kaip ir kalbėjome, juda intervale, kol kas dabartinis kritimas, praeitos savaitės smukimas, tai nėra kažkokia tai žymi krentanti tendencija, tai yra daugiau krentanti banga intervale ir tie 79,50 arba 79,00 yra labai stiprus palaikymo lygis, kuris turėtų sulaikyti dolerio smukimo ralį. Ir pastaruoju metu bendrai galima nemaža dolerio korekcija nuo 79,50. Vis dėlto manau, kad šį kartą, jeigu mes ir toliau matysime obligacijų pajamingumo mažėjimą, greičiausiai sulauksim 79,00 lygio ir tik nuo šito lygio jau geriausia ieškoti rinkos išsikvėpimo, tai yra mikrotrendo, šito trumpo laikotarpio trendo pilnavertiško išsikvėpimo ir ieškoti pirkimo pozicijų. Na, šiuo momentu mes turime dvigubo dugno formuoti, pramušus dvigubo dugną būtų galima jau ir iš karto pagalvoti apie pirkimus su nedidelė rizika, na ir pelnas būtų kažkur tai 2:1 santykių iki sekančio artimiausio pasipriešinimo, tačiau vis dėlto manau, kad kaina pasieks 79,00 ir ten bus geresnė vieta tiesiog nupirkti, rizikos ir pelno santykis išlieka geresnis, pelnas turėtų būti pirkėjų, na, kažkur iki 80,00. Tam, kad dolerio indeksas grįžtų prieš tai buvusios viršūnės, ties 80,50, na, obligacijų pajamingumas turėtų siekti 3 procentus. Tai tam yra reikalinga centrinio banko vadovų šiek tiek kitokia retorika. Šiuo metu, kaip ir primenu, dolerio tas pigimas yra palankus Amerikai, palankus Federaliniam rezervų bankui priešakyje to, kad yra mažinami monetariniai stimulai, doleris pinga, tai yra geriausia, ko buvo galima tikėtis centriniam bankui.
bankui, Amerikos centriniam bankui. Iš tikrųjų, euras doleris toliau kyla ir euro kursas, stiprus euro kursas jau kelia nerimą Europos centrinio banko vadovams. Dabartinis kilimas, tai šiuo momentu mes nepasakysime, kad tai yra kažkokia tai ilgalaikė tendencija. Šiuo momentu mes vis tiek turime euro dolerio poro judėjimą intervale ir intervalo viršus yra labai stiprus lygis 3,950, 4,00. Tai yra tos zonos, ties kuriomis yra jau geriau fiksuoti pilnus. Greičiausiai pirkėjų tikslai būtent ir yra šitose vietose ir tik tai ties pasiekus šitos lygius greičiausiai jau sulauksime euro dolerio pigimo. Pastaruoju metu pirkti, artimiausiu metu pirkti, tiesiog nerekomenduočiau, kadangi yra reikalingas didelis stop lossas, ir pelno santykis sulyginant su galimu nuostoliu yra tiesiog toks, kuris neapsimoka prekiauti. Tai geriausiai ieškoti tiesiog pardavimo pozicijų ir pardavimo pozicijos greičiausiai bus tada tik tais, kada rinka pramuš 3,950,00 zoną, tai lauksime melagingo pramušimo ir netoli 1,400 sulaukus signalinio baro su nedidelė rizika, ir pelno santykis būtų ties kaina 3,650. Tai pelno nuostolio santykis išeina labai palankus euro dolerio poroj. Primenu, kad apie pirkimus pastaruoju metu negalvoju, iš tikrųjų kilimui dar vietos yra, dar beveik 100 punktų galimas kilimas, tačiau rizika šiuo momentu pirkti yra pakankamai didelė, dėl to susilaikyti rekomenduočiau nuo euro dolerio pirkimų, juolab, kad dolerio indeksas artėja prie labai stiprių palaikymo lygių. Svaras doleris, svaro dolerio brangimas, jisai pasiekė iš tikrųjų svaras tas ilgametės viršūnės, tas 6,820 lygių, tai yra stipri dviguba viršūnė. Ateinančią savaitę, netgi jeigu ir sulauksime nuviliančių Anglijai rodiklių, iš tikrųjų, jeigu bendras Amerikos dolerio pigimas tęsis, greičiausiai svaras doleris gali toliau tęsti savo brangimą. Tačiau šiuo atveju iš pelno nuostolio pusės, iš kapitalo valdymo pusės mes turime jau pasiekę dvigubą viršūnę, labai stiprų pasipriešinimo lygį, turime pilną rinkos išsikvėpimą valandinėme grafike, dėl to net ir artimiausiu metu rekomenduočiau pardavimo pozicijas. Aišku, stop lossas reikalingas yra ties kaina tiesiog šiek tiek virš kainos 6,800 stop lossas, o pelno santykis, pirmas pelno tikslas turėtų būti kažkur tai 6,650, šiaip kadangi judam intervale, intervalo dugnas būtų ties kaina 6,475, tai pelno nuostolio santykis pakankamai neblogas pardavėjams, dėl to jeigu netgi rinkos atidarimo metu pamatytume šiokį tokį pakilimą, tą pakilimą iš tikrųjų panaudočiau pardavimo pozicijų, netgi jeigu rinka kiltų link 6,800, dar geresnis pelno nuostolio santykis pardavėjams. Dėl to svaro dolerio poroj artimiausiu metu pakilimai būtų geriau naudoti tam, kad ieškoti pardavimo pozicijų. Žinoma, jeigu sulauksime 6,820 lygio pramušimo, tada greičiausiai jau svaras doleris tęs kilimo tendenciją ir jau apie kažkokius tai pardavimus galvoti nereikėtų. USD Kanados doleris, kaip ir kalbėjome, išėjo iš kanalo, jisai pasiekė iš kanalo išėjęs dažniausia situacija, kada rinka perina į intervalą. Intervalo viršus yra 1,1255, žemuma 1,0870, ir čia iš tikrųjų mes jau sulaukime pilno meškų išsikvėpimo, geras pirkimas buvo štai šitoje vietoje. Ir dabar turime pakankamai ženklų bulių breakoutą, galima pirkti net ir iš karto, iš stop lossas reikalingas šituo atveju būtų pirkėjams 100 punktų, o pelno tikslas apie 250 punktų. Iš tikrųjų, tiesiog rekomenduojamas yra pirkimas jau artimiausiu metu. Netgi, sakykime, jeigu mes išsismulkinsime į valandinį grafiką, stop lossas būtų netgi ir 60 punktų, tas pakankamas, kuris būtų reikalingas šiuo atveju. Pardavimo pozicijų nerekomenduotina dėl to, kad šitas, sakykime, kritimas tai nėra krentantis trendas, krentanti banga intervale, ciklas nėra krentančio trendo, tačiau jeigu mes sulauksime štai šitų žemumų pramušimo prieš tai buvusių, perinami krentantį trendą, ir tada jau ieškoti daugiau pardavimų pozicijų. Doleris Japonijos jena pavyko suformuoti išplėtotą korekciją ABCD, ir kaip ir kalbėjomės, prasidėjo kritimas, pardavėjai pasiekė tikslus, ties 101,50 buvo pirmas pardavėjai tikslas, tačiau toks kanalas, kad perėtų intervalą, artimiausiu metu ieškočiau pirkimo pozicijų tik ties kaina 100,50, o dabar iš tikrųjų didesnės korekcijas naudočiau tam, kad užeiti į pardavimo pozicijas, kadangi kanalas yra pramuštas, kanalas transformuojasi į intervalus, ir intervalo dugnas realu, kad bus ties kainas 150, ties 150 laukti rinkos išsikvėpimo, ieškoti pirkimo su geru pelno nuostolio santykiu, 2:1, 3:1 pelno nuostolio santykiu, o
artimiausiu metu didesnę korekciją panaudoti pardavimams. Vėlgi nereikalinga didelė rizika, valandinėme grafike būtų geras užėjimas pardavimams ties 102.00 su rizika 40 punktų, na, o pelnas iki 100,50 pakankamai ženklus. Tai dolerio jenos pardavimai toliau egzistuoja. S&P 500 indeksas pagaliau pradėjo didesnį kritimą, iš tikrųjų išėjo iš kanalo. Mes matome, turėjome pakankamai ilgą laiką netgi intervalinį judėjimą, labai gražus rinkos išsikvėpimas vyko, turime aukščiausią tašką, kuriame buliai pasifiksavo pelnus, žemesnė viršūnė, žemesnė viršūnė ir trečioji banga prasidėjo kritimui. Tai yra ta viena iš agresyviausių bangų, galimas variantas, kad turėsime didesnį kritimą artimiausiu metu. Štai šitoje vietoje ties 1806 yra stiprus pakankamai palaikymas. Jeigu šitas palaikymas net laiko, sulauksime kritimo iki kainos 1,740, 1,750. Todėl S&P 500 indeksą artimiausių metų korekcijas, na, būtų pakankamai protinga išnaudoti pardavimams. Artimiausias pardavimas 1,825, 1,830. Tai tos zonos, kurios yra pakankamai apsimokančios pardavėjams. Naujosios Zelandijos doleris su doleriu, jisai pasiekęs mėnesinėme grafike labai stiprų pasipriešimą ties 0,88, tai yra multi visų laikų rekordinės viršūnės. Na ir šičia yra šitos viršūnės veikiančios kaip magnetas, dėl to 4 valandų grafike mes jau matome Final Flag formuotę susiformavimą, turime vos platėjantį kanalą, jo pramušimas dažniausiai būna melagingas, todėl kilimo atveju šito lygio pramušimas ties kaina 8800 mums reikėtų sulaukti signalinio baro, gražaus signalinio baro pardavimams, na ir pardavėjų tikslas būtų ties kaina 8550. Šiaip šituo atveju, kur yra dabar kaina, nerekomenduočiau pirkti, kadangi čia yra blogas pelno nuostolio santykis, greičiausiai sulauksime didesnės korekcijos, bet kokią korekciją panaudoti pirkimam. Pirmas pirkimas galimas ties 8600, sekantis pirkimas ties 8500, bet kokį pakritimą panaudoti pirkimui. Na ir pirkėjų tikslas iki galo yra 0,88 lygis. Tai tiek svarbiausių valiutų porų ateinančią savaitę. Visiems linkime sėkmingos prekybos.